Aiškinkis. Aiškinkis. Ką tau aiškintis? Aiškinkis. Aiškinkis. Aš tau aiškintis. Kaip aš tau kažką tai. Gerai, Hola. Quiero un té y un café, por favor. Pradėjau mokintis ispanų kalbą. Atsisinčiu Duolingo, pradėjau mokintis ispanų kalbą. Tai žodžiu, savaitė buvo įdomi, bet ne apie tai. Antras epizodas, kažkoks galiu pasakyti, buvo biškį fiasko. Žmonės nežiūrėjot, nespaudėt, nekomentavot. Kodėl? Ar jums su galva negerai? Ar Simas neįdėjo pastangų? Ne, Simas ne prie ko. Žodžiu, prašau, pažiūrėkit, paspauskit like, pakomentuokit kažką, jeigu jums patiko. Žodžiu, tai šitą epizodą dedu biškį vilčių. Nes jau matau pirmas video, jisai yra matytas ir jisai tikrai yra kitoks. Kitoks jisai yra, kaip ir Simas. Jis yra kitoks žmogus. Simas suka vituką, šaus gurkšniuką, mineralinę vandenuką. Gerai, parašykit komentaruose, kas jums nutiko gerai per šią savaitę, kol nebuvo manęs, kol laukiu, kol žiūrėsit video, nieko nedaryt, matau, buvot užsiėmę, nežiūrėjot. Tai parašykit, ką veikėt, parašykit, ko užsiėmėt, ką gavot Velykų, parašykit, ar padovanojo kažką. Pradėsim, Simukai, pradėsim žiūrėt, ką yra pririnkęs, sakė, turi pririnkęs 40 tiktokų, aišku, visų mes jų nerodysim, čia būtų absurdas, bet žiūrėsim, kiek mes laiko turim tilpti Simai. Išsiaiškinai? Nu va, jau jisai prieš žiūrovus. Galiu pasakyti, jeigu ieškosit asistento, tikrai nesamdykit Simo. Tiek galiu pasakyti. Jis netliek savo darbų. Dabar prieš visus pasakysiu, sugėdinsiu, tai tikiuosi pasitaisys. Netlieka Simus darbų. Simas gaučas nedirba savo darbą. Einam žiūrėti, susitvarkom antakius. Gerai. Keliaujam. Ok. Varam į TikTokų karalystę. This girl asked a tattoo artist to create a tattoo Pažastį. like armpit hair after placing the stencil and starting to outline it. It looked very strange, and many people thought it would become one of the worst tattoos ever. But once the work was finished, it became clear that the idea was intentional, as she wanted a unique and unconventional tattoo that attracts attention. Blemba, tokia graži pana. Ir šitai pasidarė savo pažastim. Blemba, aš nesuprantu šitų natūrališčių, kodėl taip yra. Kas čia per protestas? Tiesiog net ne tai, kad nesiaugint plaukų, nes jas auginosi plaukus, o tiesiog pana, kuri turi vos ten vieną, dvi tatuškės, nelabai matos, ant rankos vieną tikrai turi, ir ant kitos rankos kažką turi, gerai. Bet kodėl? Kodėl pažasti plaukus? Ir referencas, žiūrėk, paimtas yra kažkieno pažastų. Aš, pavyzdžiui, irgi pažastis pasidariau. Va, pas mane pažasti tiesiog trikampis. Norėjau tik bicepsus parodyti. Norėjau parodyti savo kolegą Gediminą Jocių. Linkėjimai Gediminui Jociui. Piktas vaikis. Jo, pažastis yra tragedija, skausminga, bet ne dėl skausmo labiau, o dėl to, ką čia pasidarė. Aš, jeigu daryčiau tokią tatuiruotę, daryčiau Simui. Nes pasitų plaukai tikrai neauga ir kad biškį vyriškumo pridėtų. Ką tu dabar rodysi pažastis? Simas pradėjo nusirenginėti. Aš džiaugiuosi, kad jūs to nemato. Jis atrodo, žinot, kaip kas? Kaip Delmas vestukas, kur Delmas vestukas, Simukas. Jo, tai va, grįžtam prie pažasties. Nu, nėra čia mens. Bet čia gal net nėra tikra, bet valo kaip ir tikra. Blemba gaila neparodė iš arčiau, nes nežinau, ar čia yra tikra. Nes tikrai matosi tvarkinga, normali mergina ir tokį brėdą daręs. Bet, žinai, aš irgi atrodo kažkam normalu, bet nes. Atrodo ar ne? Kas toliau?
Geras, nice. Tiesi graži linija eina per visą kūną. Atrodo įspūdingai. Blemba. Aš, aišku, tokia nesidaryčiau ir nedaryčiau, bet šiaip atrodo įspūdingai. Čia tokia tiesia linija išpaišyti. Yra Vokietijoje tokia studija, kuri vadinasi Dots to Lines. Žodžiu, labai sena studija. Aš jau kai pradėjau tatuiruoti, jau pilnumoje buvo aukštumoje. Tai va ten yra nenormalų žmonės. Ten, pavyzdžiui, paima kokius 2 žmonės, pavyzdžiui, vyrai ir žmona, kurie tiesiog apsikabina viens kitą, tada padaro kokį nors tai tipo apskritimą. Aš nežinau, kaip ten padaro, gal su lazeriu ar kažkaip padaro apskritimą ir tada jį ištatuiruoja. Ir tu, kai esi savo normalioj būsenoj, tai tos dalys visur ant rankos, ant kitos rankos, ant kojas, truputis ant vieno šono, ant kito, dar kažkur. Tiesiog yra kaip palaidi brūkšniukai, bet kai tu atsistoji su antrą pusę ar draugu ir apsikabini taip pat toj pačioj pozai, tai pasidaro super tikslas apskritimas, kur tu tikslaus apskritimo šiaip yra labai sunku padaryti, jau ten turi turėti labai gerą skilą. Tai dar per 2 žmonės ir sujunginėti iš gabaliukų padaryti simetrišką apskritimą. Nu, čia yra top level dalykas. Tai nueikit pažiūrėti Dots to Lines į šitą Vokietijos studiją, tai jūs busit psyched. Ir apskritai noriu pasakyti, blemba, žmonės, norit pradėti tatuiruoti? Bus naujienų. Bet ne apie tai. Bet tie, kurie jau tatuiruojat, nueikit į Baltic Body Art, apsipirkit normaliai, nusipirkit gerų medžiagų, nusipirkit kokybiškų produktų, nusipirkit geriausių adatų. Dabar jie turi naujieną VWX. Niek šitų berašti, ne VWX šungribi, o WJX. WJX. Kokie gerumo laineriai. Labai stabilus. Tau net jeigu dreba ranka, tas laineris atrodo, kad pats stabilizuoja viską. Žodžiu, labai gerų adatų turi užsivežę WJX. Baltic Body Art tikrai yra nedidelė jų kaina, mano išbandyta. Aš iš tikrųjų ir priprašiau, kad jie atsivežtų tas adatas, nes bandžiau ne kartą. Teko man jų gauti iš kitų tiekėjų, gal net ne Lietuvoje. Baltic Body Artas vis tiek yra best, čia galim kalbėti, ką norim. Žodžiu, bet tos adatos VWX yra tikrai nesveikas, labai rekomenduoju jums pabandyti ir šitą įkelsim į priekį. Tai www.balticbodyart.lt viskas, ko reikia jūsų sklandžiam tatuiravimui, jūsų sklandžiam darbui, profesionaliam darbui, nuo higienos iki pagrindinių dalykų. Tai Baltic Body Art, 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 Baltic Body Art LT. Užeik. Jo, blemba. Visi, aš irgi turiu savo pozą. Kai dirbu, dažniausiai va tai va būna. Palauk, taigi čia ergoniks. Turėtų nusistatyti kažkaip, kur čia yra tos rankenos. Pamečiau. Va, aš šitaip dirbu. Būna tikrai va taip, pasikeliu klientą kuo aukščiau, palindu po to gultų ir va tiesiog šitaip dirbu. Tai visą laiką kolega sako, nu tu sugebi labai komfortabiliai dirbti. A ką daryti? 10 metų toj pačioj, 11 metų toj pačioj kėdėje sėdžiu, nugarą vargsta nugarą, noris biškit prigult dirbant. Kokios jūsų yra mėgstamiausias darbo pozos? Parašykit irgi, labai įdomu. Arba atsiųskit fotkių, kaip jūs dirbat savo keisčiausią darbo pozą. Blema. Nemoku šilti. Gerai, čia užgliūčina šitas. Gerų čia grybų yra privalgęs meistras ir klientė. Wow. Spalvų jūra. Vaivorykščių kanalas. Spalvų jūra. Čia tas nykštukas, kur ieško aukso vaivorykštės gale. Va, jis čia šito keliu ėjo. Čia yra kelias, va čia veda į tą aukso padinę.
Jeigu veda iki Šiknaskilės, tai čia tikrai į aukso puodynę veda šitas visas spalvotas analas. Wow, crazy, bet patinka, nežinau kodėl. Dar kartą noriu pasileisti paklausyti šitą gabalą. Padarys Simas gerą dropą. Paleidžiam. Wow, apsisuko galva. Geriausiai išnaudotus batonus, kokį teko matyti. Wow, čia kas yra labai gerai su tuo batonu, kad Simai galėsi prisiekti fotkę, aš tau po to atsiųsiu. Kad kai tu nori pasikeisti spalvą, toną, rašalą, nors nemanau, kad čia daro pagal sąlygas, kokias tatuiruoja, bet jeigu norėtum pasikeisti rašalo toną ir kaip reikia nusivalyti, nusiplauti adatą prieš keičiant toną, žodžiu, padaryta specialiai tatuiruočių meistram toks indelis ir tame indelė yra kempinėlė tokia. Tai biškai įsipili vandens ir adatą kiši į tą indelį. Šitai. Ir taip prasivalai. Šitai. Hey, yo, what the fuck? What? Žodžiu, ir taip prasivalai. Tai čia, jeigu būtų dar kažkur papylę ant kampo ant batono vandens, sušlapinę tą batoną, tai lygiai taip pat būtų galima tiesiog keiti toną, keiti spalvą, į šlapę batoną, prasivalo adatą ir viskas. Ir pakeitę spalvą gali dirbti toliau. Žodžiu, čia yra nuostabios sąlygos. Batonas nėra pakankamai iškeltas kaip priemonė, kurią galim naudoti. Bet jeigu rimtai, tai wow, sąlygos yra tragiškas. Čia greičiausiai daro namie, nors aplinka tai atrodo, kad čia ir garažas, ir šiukšlynas, ir konteineris, ir dar kažkas, nesuprasi. Mašinėlė, pyzė, laidas, neuždengtas. Aš netgi Lietuvos meistrų, kai kurių matau, kurie keliasi savo, pavyzdžiui, darbus arba kaip daro tatuiruotę. Ir būna laidai neįmauti į plastikinę rankovę vadinamą. Tai pizda, jūs dalbajobai. Kaip taip galima? Taigi lygiai tą patį, ką sakiau pirmame epizode, cross and contamination. Gaunasi, kada tas laidas paliečia jau pažeistą odą. Jeigu dar naudojat laidinės mašinėlės, jau čia yra wow, kažkaip nebesimato. Žodžiu, bet laidas paliečia pažeistą odą ir hepatitas C, jisai nesusinaikina taip paprastai. Ten reikia sterilizuoti, o laidogi nieks nededa į sterilizavimo aparatą. O su skysčiais kažkokiais taigi nesunaikinsi tos bakterijos. Žodžiu, daugiau lygų maišų, prašau, mums. Ir važiuojam toliau. Aha, prasikinėjom, aha. Geras, bliamatas batonas. O, batonas pavo. Aik tu, na. Žodžiu. Angelas ant kaklo, Danielė, kryžiengerklės ir iš kitos pusės velnias jam bazarinį jausi. Nu ką? Ahujan, tatušiai. Will travel for hours to get my face tattooed. Nu, davai. No. Bledgi, parodyk tatuškę, nebepasakok čia.
Aš netikiu, kad čia tiesa. Ką čia reiškia? Kas čia? Ką? Čia gal tradicinis? Kas toks? Tradicinis indėnų. Bibišė, koks tradicinis indėnų, čia nesąmonė. Aš nemačiau nei vieno indėno su kvadroberio ausim tiesiog ant žandų. Čia, man atrodo, yra kvadroberė, čia yra fūrė. Čia yra fūrė ir nuo ausyčių ir ausis tiesiog užsilenkia ant veido. Čia, žodžiu, kaip kiškis tiesiog, va, kiškio ausis, bet miega, va taip. Kas nors ateina, ausis. Kai reikia bėgti, abi pasigėlė. Vara, nu žodžiu. Nežinau, ar čia yra tiesa, bet čia yra insane. Važiuojam toliau. It's 2022. The Marine Corps finally changed its tattoo policy for the good. So, what's new? What's different? What's changed? What's allowed? What's not allowed? Let's talk about it. Sleeves. Yeah. Sleeves on your arm, tattoos, they are allowed again. Years ago, we used to do sleeves, and the Marine Corps said, I don't like it anymore. And now the Marine Corps is like, I like it again. So now that it's good, go get sleeves if you want sleeves. Wrist bone right here, as long as the sleeve is above this, you're good. If it goes below this onto your hand, that tattoo is not allowed. Talking about hands, on one finger. Eik, žinok, aš pirmą noriu sustabdyti. Talking about the hands. Žodžiu, pirmą noriu sustabdyti. Pizda, jis tik tokina kareiviškai. Jis atrodo, kad jis dar darbė. Jisai rašinėja, blemba. Taip, jūs dabar jau galite daryti tatuiruotes. Anksčiau buvo negalima ant rankų daryti tatuiruočių, bet dabar jau yra galima daryti tatuiruotes. Taigi, jeigu norite slyvų, darykite slyvus. Jeigu norite, galite daryti ant ryšių. Jeigu norite, galite daryti tatuiruotes. Žiūrėjom toliau, pažiūrim, ką jis toliau čia šneka. Hand tattoo, such as like a ring tattoo, on one finger per hand cannot be longer. Eik tu, one finger per hand. Tai ką, tipo? Čia neskaičiuoja, yra, kaip suprasti, yra jų darbo sutartis surašyta. Gerai. Taigi, noriu jums dar pasakyti vieną dalyką prie šitos darbo sutarties, kad jūs galite ištatuiruoti vieną rankovę, tada galite ištatuiruoti plaštakoj po vieną ranką. Šiaip dar būtų gerai, kad jūs neviršytumėte daugiau negu 2 kojas pirštų, nes tai gali pakenkti jūsų eisenai. Nežinau. Than 3/8 of an inch. Eik, tu nahu. Net negali būti negu 3/8 inčio. Kiek 3/8 inčio? Kiek yra? Kiek 3/8 inčio? Mažiau. Žiedą, kad jis tatuiruotų. Tik žiedą? Ei. Ant to taip strikt yra. Kas toliau? Face tattoos, no go. No Never go. will be, never has been. Don't even ask. Neck, any of that stuff. Anything above this properly fitting white collar t-shirt up here, no good. Below it, it is good. Now, content, nothing extremist, nothing racist, nothing provocative, anything like that. Other than that, you're good. That's a new Marine Corps tattoo. Eik, tu tatų polisį. Tiesiog Marine Corps turi tatų polisį atskirą. No neck, no face, no ears, no good. Wow, nu bičas, bet toks seksiukas, biški. Aš manau, kad daug kas kirstų jį. Aš dabar esu biški susistabdęs ant pauzės ir jūs, jeigu atkreipšite dėmesį, susistabdykit, arba bus įmas sustabdęs, pritrauks galvą. Žodžiu, yra pasidaręs hairline'ą, bet pasi neauga tiesiai plaukai, tai jisai tiesiog įsipiso, čia matosi va, bangelė tokia, kur yra grinai nuskūsta, bet nukirtas tiesas hairline'as tiesiog. Jisai toks biški akcino kaip juočkis, gali tiek pasakyti. Jisai gerai, kad čia dar nu karočią. Visai, bet gražus hairline'as, seniai, blem, aš gal irgi pasidarysiu. Bet man jau sugadinta viskas šitą travęs esu galvą ir man yra patelė prakirtus galvą kažkur tai negražiai atrodys. Nu, bet žodžiu. Tattoo on the neck, face, no good. Upon that, sleeves, yes. Varom toliau.
Gerai. Kaip galvojat, dėl ko aš heitinu šitą, gal net ne pačią tatuškę, o apskritai patį video. Ir man labai įdomu, Simai, atsakyk man į klausimą. Gerai, Simai, kieno Krymas? Ukrainos. Kokia bibė rusiška muzika, tu čia dėdė ant klipo. Tai aš neuždėjau čia toksai, čia kad papistavotų. Gerai, grįžom po 15 minučių pertraukos, nes daužiau Simą. Varom toliau. Ai, be pirštinių valo. Gerai. Traklaver. Gerai. Pirmą pažiūrim, ar bėgiai teisingai. Atbulinis, 1, 2, 3, 4, 5. Traklaver. Gerai. Aš tai jau manau, kad čia nėra jisai gal traklaver. Arba jisai pisa sunkvežimis, jisai ir nekrofilas, jisai tratina. Jisai, man atrodo, arba pisa šitos sunkvežimis, arba jisai savo daikčiuką, savo duslintuvą, savo išmetimą vadina traku. Ir kol jisai permeta bėgius, baigi. Atbulinis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Explosion. Paki. Eik tu. Kažko kyla vieną ranką į viršų. Nu, jo, čia viena higieniškiausių tatuiruočių matyta daryta Indijoje. Iš Indų. Arba kas jie tokie bebūtų. Pakistanas? Gali būti paki. Šitą iš savaitės rifą paėmiau, nes labai juokinga. Tai. Tvarkingas darbas, ką aš žinau, biški kyla ranką į viršų, bet jo, kaip kažkas pasakytų, saulės simbolis. There is nothing more unsettling to me than watching my daughter get a tattoo. Not because I have a problem with tattoos, but because I don't have any, so I feel a lot less cooler than I used to be. We went to this place called Girlfriend LA, which is all female tattoo artists, which I thought was kind of cool. And I didn't have to worry about boys touching my daughter, because I'm that dad. But I think it came out pretty cool. Now I kind of want to get one. And this is what it looks like too. Eik tu, kaip cute, tiesiog tėvelis mėgsta žiūrėti savo dukrą nepilnametę, kaip jai darė tatuiruotę. Ir jam nepatinka, kai ją liečia berniukai, nes jis kinda cool dad. Jam patinka, kai ją liečia mergaitės. Nu ką, žinau, nu cute, blemba. Čia darosi ant apyrankę, ant rankos. Bet jis kiek yra įdėjęs darbo bičias į šitą video. Eik tu, padaręs ir uždėjęs kažkokius tai mimsus. Loser. Nu, LA Girls vadinasi studija. Nu ką. Turim, mes irgi Šiauliuose yra atsidarę Panos studiją, kur tik Panos susirinko ir atsidarė savo studiją. Kaip dabar vadinasi ta studija? Neatsimenu. Linkėjimai Šiauliam. Blemba, aš jaučiuosi šiauliečiam užpisą žiaurį, kaip sako kažkas Šiaulė. Niekas taip nesako, ne. Jo, gerai, bet dabar žiūriu, prasisukinėjau žarbiškį tą video ir žiūriu, kokia yra betvarkė, kaip matas, kad Panų studija tiesiog visiškas bardakas ant stalo, bardakas ant žemės, bardakas šiukšlės, mėtos maišas, kažkoks mėtos, viską. Svarbu yra ringlaitas ir fotosiena. Ko daugiau tai reikia? TikTok, dance, move, oh, fine line tattoos, oh, so cute, oh, nice, oh, darling. Kinda cool, because I'm cool dad. Wow, trashas. Ai, tu, na. Paimk už mano stipriosios rankelės. Gal jums prikimšt antį? Kodėl, blemba? Taigi čia viskas išnyks, nieko nesimatys, bet vis tiek tragiškai atrodo čia.
Ką žinau, taip, nu karočią. Nežinau, man čia biškis skeletonas kauno nuo jūsų. Nežinau, ką pasakyti. Blemba, nu čia iš tikrųjų žiauriai yra. Neturi beveik lietuškių. Ir kas čia kažkaip dar lavonišką kryžių jaučiu yra pasidaręs. Ir kas čia yra. Nu, na. Kryžius su karūna. Nu ką žinau, tik Indijai. Blemba, jie taip nori pasivytos europiečius. Nu ką žinau, koks man... Meksikai? Eik, nu, kuo skiriasi? Gerai, pačiai. Eik, tu, va čia kieta. Tonis Starkas. Tonis Starkas. Wow. Va čia tai super efektas. Geras. Aš esu kažkur matęs, kai daro tas negatyv nuotraukas arba invert, dar kitaip vadinasi, kai nufotkini ir ten gali, kai editini, tipo, paspausti negatyv arba invert. Tai jo, ir būna tokias padaro ir tada kai nufotkina, padaro tatuškis fotkę invert ir tada back to normal gaunasi, tipo. Tai labai faina idėja, gerai atrodo, šitas irgi gerai atrodo. Aišku, nu čia, tipo, bayeris. Čia ilgamžiškumo ir rimtumo kažkokio čia neišlauši. Faina idėja, faina, originalų yra. Ten originalų kaip blemba, tu nebesvaik, duok ir aš pabandysiu. Duok pabandysiu. O jis, bet jie drėgni? Jo, tai šviežus, reiškia. Čia su kava. Nu, kažkas yra man už lūpas dabar. Taigi nesimato. Ką tu darai čia? Aš taip jaučiuosi. Nu, aš taip. Šiaip kalbėti galbūt sunkiau. Svetimkūnis. Matot? Svetimkūnis. You got a new tattoo. I got a snooze. Eik. Pasidarė tatuškę. Got my first tattoo and immediately regretted. Wow. Nu, blemba. Nereikia darytis. Ką daryti? Nu, blemba, nu jau pasidarai viskas. Jau reiks tavo gyventi su šituo. Arba naikintis. Nu, labai basic. Aš netgi šitą dizainą žinau lapelis į lapelį, gėlytę į gėlytę. Žinau aš tą dizainą, blemba, iki kaulų smegenų. Darėsi. Dabar nebežinau, ar darėsi. Dabar vis tiek yra daugiau visokio pasirinkimo. Bet bent jau pradžiai, nu, blemba, kiek darydavos tą pačią gėlytę. Non-stop visur aš esu matęs. Panevėžy vien jų vaikšto kokio 80 000. Pagal žmonių tiesiog tiek apskritai tai yra Panevėžy geriausiu atveju. Nu, žodžiu, tai labai daug šitų tatuiruočių. Turėjau ir aš tokią situaciją, kada padovanojo vyras savo poniai šitą kuponą tatuiruočių, atėjo pas mane, pasidarė rožės ant rankos ir po kokių 2 dienų ir manęs rašo, man klausė, tipo, su kokiais dažais dariau tatuškę, paklausiu kodėl, sako, nes noriu naikintis, dar net nesugyju, 2 dienas praėjo, jau noriu naikintis. Tai žodžiu, papasakojo, kad jin ir taip nenorėjo tos tatuškės, kad vyras čia įpareigojo ją pasidaryti, nes padovanojo kuponą. Ir sako, aš niekaip negaliu susigyventi ir negaliu pakeisti tą faktą, kad kažkoks svetimkūnis yra ant mano odos. Taip yra tokių žmonių. Nieko nepadarysi, tai gerai reikia apgalvoti prieš ateinant į tatuiruočių studiją, ar tu tikrai nori, geriau jau tą kuponą tada perdovano kažkam, ar parduok, ar perdovanok, ar tiesiog nieko nedaryk, išmesk ir meslis pasiliks tos pinigus savo, kas irgi nėra blogiausias variantas. Žodžiu, sėd, renko ašaras, oi blemba, nenoriu šitos atrodyti.
Blemba, žinok, sveiki. Sveiki, labą dieną. Ar čia poliruojat mašinas? Jo. O galite tatuškę nupoliruoti? Pizda. Nupoliravo seną tatuškę. Nu, wow. Šiaip smart. Ypač jeigu... Šiaip labai suveiktų, jeigu pasidarė tatuškę ant kulno ir pas jūs kulnas yra linkęs suragėti. Jei pas jūs kulnas yra linkęs būti... Jeigu jūs nuo kulno skutat parmezaną su tarka, tai jeigu turit pasidarę tatuškę, gali drąsiai nusipoliruoti ir bus kaip nauja. Tai jo, nuo pirštų, kaip blemba, žiūri tos pirštus, čia yra pilnumoj nuo to piršto dulka. Tai šitam žmogui ragėja pirštai tiesiog. Sausa oda, negeria vandens. Kaip taip nupoliruoti? Eik, tu savo, nu čia absurdas. Gerai, mano mielieji žiūrovai, blemba, ačiū, kad išbuvot iki galo, kas išbuvot. Jeigu išbuvot iki galo, vadinasi, jums gal visai ir įdomu buvo. Ir jeigu buvo visai įdomu, tai labai prašyčiau, paspauskite ant kanalą, subscribe, surinkim po šito epizodo daugiau nei 1000 subscriberių. Čia skamba labai mažai, bet, nu ką aš žinau, augimas, vyksta augimo procesas. Roma nepasistatė per naktį, kaip sakant. Koks filosofas. Filosofas V. Šiandien mes pakalbėkime apie tai, kaip mums patiko šitas video. Ir jeigu jums patiko, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit gražų komentarą ir ačiū jums labai ir iki sekančio. Ačiū. Ciao. Piu.